Šiaulių kolegija gali didžiuotis turinti didelį būrį dėstytojų, net 170 savo srities specialistų perduodančių studentams geriausią patirtį, atveriančių profesinio pasirinkimo tiesas ir paslaptis. Keli jų ypatingi, kurių darbai pažymėti garbiais apdovanojimais. Profesijos riterio ženklai ir sertifikatai šiemet įteikti net 2 Šiaulių kolegijos dėstytojams. Vieną jų Emiliją Tamašauskienę sutinkame kaip įprastai kolegijų būrį. Jos nertos servetėlės tik pagyvina jaukų poilsio kampelį. Dėstytoja pati baigusi šią aukštąją mokyklą šiandien skaičiuoja jau ne 10 profesinės veiklos metų ir savo darbą vadina didžiausia išsipildžiusią gyvenimo svajone. Baigusiai pedagoginį išsilavinimą čia ir atėjau. Kokius dalykus dėstai? Pradžioje tai dėsčiau tik bendrąją slaugą, tik pamenu, nes būdavo nuo 5 iki 10 medicinos seserų grupių, dėstytojų iš tiesų reikėjo, o dabar visi dalykai susijęti vis tiek su slauga, su sveikata, su bendruomenės sveikata. Šiaip išmokau labai daug ir aš tiesiog, aš savęs nebeatpažįstu, aš labai pasikeičiau ir tai pastebi mano kolegos, kurie mane labai senai pažįsta. Ir tiesiog kaip asmenybė, visapusiškai. Ypatingai pasikeičiau galbūt tuomet, kada mūsų 20 slaugytojų iš visos Lietuvos, tame tarpe po vieną atstovą iš kiekvienos medicinos mokyklos, vykome stažuotis į Daniją. Ir ten buvo tokie stiprus kursai, kad mus psichologiškai labai paveikė ir sugrįžau visiškai kitokia. Stengiuosi aš juos pažinti ir iš tiesų pažįstu. Ir po pirmo pokalbio, po pirmos diskusijos, niekada nelyginu, niekada taip neskirsto, kad tai yra geras, kad tai yra blogas. Jauni žmonės absoliučiai yra visi geri ir ypatingai, kurie pasirenka sveikatos specialybę, tai jie ateina su tomis šiltomis vertybėmis, kurias tiesiog reikia ir palaikyti ir aš manau, tie santykiai išlieka tokie. Niekada nebūnu dirbtinai griežta, pikta, tiesiog būnu tokia, kokia esu. Didžiulė kolegų ir studentų pagarbą užsitarnavusios Emilijos darbotvarkiai darbų niekada netrūksta. Padėkos raštų ir apdovanojimų taip pat. Slaugytojo garbės ženklo diplomas pernai, profesijos riterio šiemet. Yra pranešimų, yra mokslinė metodinė veikla, yra moksliniai taikomieji tyrimai, yra įvairios konferencijos, galų gale ir tobulinimosi kursai, ir ta žinias teikia, ir kitiem slaugos specialistam, ir tuo pačiu pati dalyvauja tarp kolegų, dirbi su studentais ir atitinkamai studentai dalyvauja, vadovaujami studentai dalyvauja konferencijose, taip kad tos veiklos tikrai užtenka. Galbūt pirmiausia, aš norėčiau padėkoti kolegoms, kurie palaikė mane, kurie tiesiog galbūt įžvelgia tai, ko aš pati negalėčiau ir gal nedrįsčiau pasakyti. O šiaip mano tie darbeliai, kaip sako motina Tereza, labai maži ir iš tiesų, bet matomai iš šono galbūt matosi geriau nei matai pati. O šiaip profesinė veikla, jeigu taip sugrįžti keletą metų atgal, vis tik prasidėjo tada, kai Lietuvoje prasidėjo sveikatos priežiūros reforma didžiulė, suprantama, palėtė ir slaugytojų rengimą, prasidėjo naujas programų rengimas. Ir nežinau, tiesiog buvau turbūt likimo vietoje ir laiku ir buvau kuratoriumi, paskui parengus tą programą priėmėme eksperimentinę grupę, aš ją kuravau iki tokio lygmens, kad reikėjo ir analizuoti ir visą kitą. Ir galbūt nuo viso to, būtent nuo to momento, pastebėjo mane ligoninę, pakvietė į slaugytojų atestacijos komitetą ir šiaip, ir savaime tos veiklos tiesiog atsirado. Buvome keli žmonės mes pakviesti dalyvauti kaip Lietuvos slaugos specialistų organizacijoje. Ir tapome kaip nariais ir atitinkamai tiesiog pradėjo paprašyti, galbūt padėkit organizuoti konferencijas, galbūt pabūkit pranešimo lektorius. Na ir tai prasidėjo ta veikla. Šiai dienai konkrečiai esu atsakinga už slaugytojų konferencijų organizavimo, programų rengimą ir lektorių ieškojimą, kas iš tiesų šiai dienai yra sudėtinga ir tiesiog tą veiklą matomai ir paskatino tą apdovanojimą. Šiemet profesijos riterio apdovanojimas už profesinės veiklos nuopelnus įteiktas ir Virgilijui Žukauskui. Jaunas vaikinas prieš kelias dešimtis metų iš Papilės patraukė mokytis į Kauną. Iš ten kelias pasuko į Šiaulius. Šiaulių kolegija pirma ir vienintelė darbovietė. Stažas dabar yra jau 41 metai, kaip dirbu.
toje mokymo įstaigoje. Dėstomi dalykai buvo taip pat įvairūs buvo. Pagrindė dėsčiau ir dėstau automatikos pagrindų kursą, pramoninės elektronikos kursas įvairiom specialybėm, taip pat technologinių procesų automatizavimo yra tokia specializacija, tai ir šitą kursą dėstau. Pirmieji galbūt metai, kaip ir visiems mūsų profesijos tikriausiai darbuotojams, buvo gana turbūt sudėtingi, galbūt sunkus, neįprasti tiek buvo, kadangi buvo visiškai nauja specifika, nebuvo tekę be abejo dirbti pedagoginio darbo su studentais. Dabartiniai ir studentai be abejo keitėsi, tuo metu buvo žymiai jaunesni studentai, ateidavo baigę 8 klases, dabartiniai studentai jau ateina suaugę, baigę vidurinės mokyklas, gimnazijas, jų ir požiūris šiek tiek kitoks yra susiformavęs be abejo. Technologijos be abejo keitėsi, jeigu palyginti pirmaisiais metais, ką mes turėdavome, kokia buvo įranga ir dabartinė, tai aišku savaime sunku ir palyginti. Daugiausia su vaikinais dirbančiam Virgilijui svarbiausia mokėti rasti bendrą kalbą su jaunu žmogum. Garbingą apdovanojimą priima kukliai ir sako, kad kiekvienas kolegijos dėstytojas vertas profesijos riterio nominacijos. Šitas apdovanojimas man gana buvo tikrai taip jos atvirai kalbant netikėtas ir įvertinti už mano tą galbūt ilgalaikę tokią profesinę pasirinkimą. Aišku, savaime yra malonu, kad toks sulaukus tokio įvertinimo, bet manyčiau, kad mūsų kolegijoje yra daugiau tokių profesijos riterių yra, kurie irgi taip pat turi ilgalaikę darbo patirtį ir aktyvę visuomeninę veiklą taipogi. Be abejo, pareigoja dar labiau sudominti studentus. Garbingą profesijos riterio ženklą saugo ir dėstytojas praktikas, jau gerą 10-metį Šiaulių kolegijoje dirbantis Virgilijus Jakubonis. Pati pradžia buvo labai paprasta. Vandentiekietis inžinierius ir paklausė, ar galėčiau vandenruošą. tą dalyką dėstyti studentams. Tai kadangi tai tas mano inžinerinis visas darbas yra būtent su vandens gavyba, ruošimus surištas, tai sakau, kodėl ne, dėstau vandenruošą ir specialiasias vandenruošos technologijas. Tai ten tokie sudėtingesni vandens paruošimo dalykai. Darbas su studentais turi tam tikrą specifiką, nes tai yra pedagoginis darbas. Inžinerinis tai yra kažkokių tai techninių problemų, tų inžinerinių problemų sprendimas, ten kažkokia strategija. O va čia, kada jau su studentais, tai jau yra toks sudėtingumas, kad tada turi stengtis kalbėti taip, kad būtų aišku tam jaunesniam žmogui. Ten, kada dėstai ir kada vyksta tas mokymas toks diskusijos lygio. Kada kalbi ir kada tave klausia. Va, tai tada studentas jau jisai domisi, kažkas jam yra neaišku. Tai tada gerai. Ir man nėra sunku 2 kartus, 3 kartus paaiškinti, naudoti kitus žodžius apie kažką kitą kalbėti, kad paaiškintum kažkokį tai dalyką. Tai va, su tokiais studentais tikrai yra malonu dirbti, ir negaila to laiko. Subtilų humoro jausmą turintis dėstytojas gerokai kuklinas ir teigia šį apdovanojimą už ilgametę ir visuomeninę veiklą bei ištikimybę profesijai kiek primiršęs, mat jam svarbiausia, kad jo patirtimi gebėtų pasinaudoti kuo daugiau studentų. Būtent besimokančių žodis ir yra geriausias darbo įvertinimas. Buvo malonu gauti, nes buvau pagerbtas renginį kolegijai, kada ten šventiškoje aplinkoje buvo ten pasveikintas, paminėtas. Tai yra didelis įvertinimas ir, aišku, malonus. Ar gerai dirbu, tai gali pasakyti kiti. Aš kaip dirbu ir galvoju, kad galbūt dirbu gerai. Bet tai ar aš teisingai mąstau, ar aš teisingai save vertinu, tai čia jau tikrai ne man spręs. Čia jau
kiti iš šalies gali pasakyti, ar kolegos dėstytojai, ar studentai, su kuriais aš kasdien susiduriu. Jie objektyviai gali atsakyti. Šiaulių darbo rinkos mokymo centre neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centro vadovės Aušros Benikienės ilgai ieškoti netenka. Šūsnis popierių ant stalo ir daugybė darbų, bet mieliausia matyti laimingus žmonės ir būti jų apsupty. Savo sukaupta patirtimi ir žiniomis dėstytojas 7 metus dalijasi ir su Šiaulių kolegijos studentais. Viena sunkiausių mano gyvenimo mokyklų, matyt, kaip sakyti, nes visiškai žalias, jaunas specialistas atvažiuoja, kuris visiškai nesiorientuoja, ką daryti, kaip daryti ir kokia tai yra sritis. Tai buvo tas iššūkis, bet čia ir buvo tas, kad, sakykime, išmokau tokių dalykų, kurie man pasitarnavo mano darbo praktikoje dabar. Tokių elementariausių dalykų kaip tas pats projektų rengimas, sakykime, dėstymas. Tai yra, kaip sakau, pats reikšmingiausias mano gyvenimo etapas, nes iš tikrųjų praėjau labai stiprią mokyklą, kaip sakyti, tiek profesionalų atžvilgių, tiek komandos atžvilgių. Dirbau pačioj nuostabiausioj komandai. Sakykime, nemanau, kad norėčiau kažką atsukti ir plus dirbau tą darbą, kurį mėgstu ir kuris man patinka. Tai man suteikė šansą irgi, pasitikėjau ir va čia didžiausias dalykas ir mano tokia, sakykime, gyvenimo filosofija pagrindinė yra pasitikėti žmogum, suteikti jam šansą ir leisti jam pabandyti, jeigu jis galvoja, kad jisai gali, sakykime, realizuoti save kažkokiai srity. Tai, sakykime, man tą šansą suteikė kolegija, man tą šansą suteikė šitą instituciją, pasikviesdama irgi žmogų be patirties, bet įsivaizduodama, kad aš galėsiu ir pajėgsiu. Reiškia, aš noriu tą idėją nešti toliau ir, sakykime, lygiai tą patį šansą suteikti tiems praktikantams, kurie atlieka praktiką. Profesinės reabilitacijos centro įkūrėjas sako, kad tai toli gražu ne jos vienos nuopelnas. Tačiau projektinės veiklos propaguotoja niekada nestokoja gerų idėjų. Į savo grandiozinius planus įtraukia ir Šiaulių kolegijos studentus. Man tai būdas ieškoti savo personalo naujo, vystant, pavyzdžiui, kuriant naujas paslaugas ir kartu, sakykime, auginti specialistus. Mano didžiausias tikslas gyvenime buvo suderinti mokslą su praktika. Todėl ir išėjau praktiką. Ir, sakykime, patys didžiausi tikslai niekada nestovėti ir nesėdėti vietoje. Reiškia, čia sukūrėm 2 darbo vietas ar ne, ir ten 3 darbo vietas ir mes jau viskas, baigiam darbą, nieko panašaus. Visą laiką yra tas galvojimas apie paslaugų plėtrą. Pradėjome 1 metais dirbti su fizinė negalia. 2 metais galvojame, kad norėtumėm dirbti su klausos negalia. 3 metais jau galvom, kad dirbsim su psichinė negalia, sakykime, ar ne? Tad visą laiką ta paslaugų plėtra, nestovėjimas vietoj, bandymas, kaip sakyti, konkuruoti ir konkuruoti lygiai taip pat su pačiais didžiausiais, sakykime, miestais tiek Lietuvoje, tiek, pavyzdžiui, taip pačiai Europos Sąjungoje, profesinės reabilitacijos paslaugų teikime. Tai va čia mūsų yra tokie patys didžiausi tikslai ir plus, kaip sakyti, ar ne, kurti, sakykime, darbo vietas žmonėms, kurie galėtų ateiti ir padėti mums. Pravėrus viešosios bibliotekos duris lankytojų akį patraukia nuostabių kriauklių kolekcija. Jos autorė dėstytoja Audronė Kiršinaitė sako, jog tokių eksponatų per 4 metus surinkusi per 100. Ir išduoda paslaptį, kad pati mylimiausia ta taip vadinamais mezginiuotais pakraščiais iš Čekijos. Dėstytoja prisipažįsta namuose turinti ir cukraus kolekciją. Dar vienas pomėgis – etnokultūriniai straipsniai. Knygos istorija, informacijos teisė ir kitus dalykus dėstanti specialistė sako, siekianti, kad jos paskaitos būtų įdomios ir naudingos.